Labas vakaras visiems. Mano vardas Jelena, esu alkoholikė. Daug kas jau girdėjo mano istoriją, bet kaip aš įsitikinau, kiekvieną kartą pasakoju istoriją ir vis kitaip jinai skamba. Nes vienu momentu atrodo tas svarbiausias dalykas, kitų momentų skamba, atrodo tas svarbiausias dalykas. Tai ir visada kalbu taip, kaip atrodo man šiuo momentu svarbiausiai. Esu labai dėkinga, kad esu šiandien čia. Šiaip šiandien mano rytas prasidėjo nuo ašarų, aš verkiau labai daug ir laukiau šio susirinkimo, nes eilinį kartą įsitikinau, ant kiek ta liga yra klastinga ir turbūt toks susitaikymas atėjo, kad čia tikrai liga, kad jinai iš visų pusių eina, nors aš blaivybėj 7 metus su biški, bet vis kažkaip nenorėjusi priimti, kad čia tokia klastinga liga ir jinai taip veikia. Tai, mano istorija paprasta, kaip ir dauguma kitų. Gimiau aš alkoholikų šeimoje, tai muštynės, alkoholis, smurtas, purvas, čia buvo mano kasdienybė, aš taip užaugau. Užaugau, kito gyvenimo aš nemačiau ir man atrodė, kad viskas gerai. Aišku, ten vaikystėje aš labai pavydėjau tiem vaikam, kas turėjo ten tos, kaip sakoma, normalios šeimos. Bet pas manęs buvo taip, kito gyvenimo aš nežinojau, bet visada svajojau, kad aš užaugsiu, ištekėsiu ir čia kažkoks princas atkeliaus ir išvaduos mane iš čia. Atkeliavo tas princas, ištekėjau aš labai anksti, 18 metų. Gimė vaikas ir tada aš supratau, kad tas princas toks pat kaip ir visa mano šeima, geriantis žmogus, buvo geriama, smurtaujama ir vėl tas pats per tą patį. Niekas nepasikeitė toj šeimoje, tik tai, kad vaikai atsirado. Gert aš pradėjau, aš išgerinėdavau po biškį, taip sakyčiau, per šventės, kaip ir visi. Man atrodė normalu čia. Gal taip įstrigo man į atmintį, kad daugiausiai aš pradėjau gerti, kai gimė jau antras vaikas ir mano vyras pradėjo ten nalievą, kaip sakant, vaikščioti. Ir aš paklausiau jo, kodėl tu eini ten kažkur, tai o ne namo ateini vakarais. Jis pasakė, tu su manim neišgeri, man neįdomu su tavim ir čia tu kalta. Ir aš bandydama tada su tuo protu išsaugoti tą šeimą, pradėjau po biškį vakarais su jom išgerinėti tiesiog. Ir kas pasikeitė? Niekas nepasikeitė. Tas pats smurtas buvo, tik tai jau su alkoholiu, jau tos, kaip sakant, tie pokalbiai buvo tokie beprasmiški visokie ir niekas ten ir nepasikeitė. Tai gėrėm mes abudu. Aš kažkaip mažiau dar gėriau. Aš labai gerai prisimenu tą jausmą. Aš neatsimenu, kiek man metų buvo, bet tą jausmą, kai aš supratau, kad man labai patinka alkoholis. Atėjo svečiai pas mumis ir atnešė juodųjų serbentų likerio. Ir aš išgėriau tokį didelį porciją, apie 100 gramų. Ir man taip šilta pasidarė, taip rūpesčiai visi išėjo kažkur, tai baimės dingo. Aš palikau tokią drąsi, vyro nebijau, nieko nebijau, graži, tokia visa, tas jausmas labai, aš tiesiog įsimylėjau į tą jausmą ir aš visada laukdavau, kada aš galiu išgerti ir vėl gauti to jausmo. Taip ir gyvenom, gėrėm toliau. Man atrodė, kad mūsų šeima visiškai normali, nors jinai nebuvo normali. Vaikai augo, matydami visą tą, kas darėsi namuose, pinigų trūkumas, skolos buvo, muštynės, kas tokioje socialioje šeimoje gali būti. Taip ir gyvenom. Paskui atėjo laikas, buvo 2000-ieji, man atrodo, jo. Ir tada buvo, kaip sakoma, ta perestroika, vyras prarado darbą, aš irgi darbo neturėjau.
ir gavau pasiūlymą į užsienį išvažiuoti. Ir galvoju, nu dabar aš išvažiuosiu į užsienį, užsidirbsiu ten pinigų ir viskas čia bus puiku, viskas bus gerai. Tada aš pirmą kartą paragavau, kas reiškia pinigai. Čia pirmą kartą gyvenime buvo. Aš uždirbdavau labai daug tais laikais, apie 2000 eurų. Ir tada aš pradėjau ten gerti, jau gerti be stabdžio tiesiog, be stabdžio. Ten aš išmokau pachmielą daryti, kuo toliau, to geriau man buvo, man atrodė taip. Paskui, kiek aš ten, apie 3 metus prabėgo, lygtai ir finansinė padėtis atsistatė visą, lygtai ir reikėtų namo jau grįžti. Bet aš jau nebenorėjau namo, man neįdomu buvo. Man net neįdomu buvo, kad ten vaikai auga 2 su vyru geriančiu. Ir aš tiesiog siuntinėjau tos pinigus namo ir viskas. Pati visada norėjau grįžti ten atgal į tą Vokietiją, nes ten laisvė. Jau buvau įklimpusi, gerokai įklimpusi. Jau prasidėjo tos dienos, kada aš tiesiog neidavau į darbą, nes negalėjau atsikelti iš ryto. O pachmielas man niekada nesisekė, ne vieno karto nepasisekė pachmielas. Ta prasme, aš negalėjau išgerti 50 gramų ar 100 gramų ir eiti ten darbuotis, kaip kiti žmonės daro. Aš jeigu pachmielą padarau, aš vėl miegu ir vėl keletą dienų, kol visai ten jau nebegaliu tiesiog gerti. Bet ir tuo momentu man atrodė, nu viskas gerai čia yra, nu pinigų turiu, šeimą turiu, atseit šeimą turiu. Man tada tuo momentu taip atrodė. Nu galiausiai mane iškrapštė iš tos Vokietijos, aš grįžau namo, nes jau buvo toks ultimatumas pastatytas, vaikai jau buvo paaugliai. Ir vaikai matė, kad aš labai daug geriu ir jau vyras jau nebegėrė tada jis. Irgi sakė, tu jau baig kažkaip, nes čia nenormalu taip gerti savaitėmis, jau į darbą neini, jau tu ten neuždirbi toj Vokietijoje nieko, nes tu nedirbi ir dar prageri, kas yra. Nu, grįžau aš namo, visi svajojo, kad aš čia nebegersiu namuose. Nieko panašaus neatsitiko. Kuo toliau, tuo daugiau progresavo ta liga. Vaikai buvo paaugliai, aš jau tada gėriau savaitėmis ir tada jau man negėda buvo, kad vaikai kitam kambarį sėdi, o aš kažkaip atsikeliu, šliaužiu į kitos parduotuvės, kažkaip atgal, kažkaip ir savaitėmis tas tęsiasi. Nu, pavykdavo kažkiek, tai buvo tokie šviesūs tokie protarpiai, nes aš negėriau diena iš dienos. Pas manęs buvo tokie užgėrimai dideli. Aš galėjau 2-3 savaitės gerti diena iš dienos, paskui mėnesį negerti. Nu, tokie pas manęs buvo užgėrimai baisus. Aš įsidarbinau, paskui vėl mane išmetė iš darbo. Nu, aišku, aš galvojau, kad čia ne aš kalta, čia jie tokie darbdaviai blogi ir viskas, ir darbas blogas, ir viskas bloga, ir valdžia bloga, ir viskas man buvo blogai. Nu, čia smulkiai taip nepasakosiu. Kuo toliau liga progresavo, vis progresavo. Man sakydavo, Jelena, turi problemų, jau ir darbe sakydavo. Nesakau, man viskas gerai, viskas tvarkoja, nieko panašaus. Dasigėriau iki tos būsenos, kai iš manęs jau artimieji atimdavo pinigus, kortelę, net pasą atimdavo, nes aš visus daiktus, telefonus, kompiuterius, auksą visą savo, žiedus, grandinėlius, aš tiesiog į lombardą nešdavau, nes pinigų tai neturiu, atėmė visus pinigus iš manęs. Aš nešdavau į lombardą, net negalvodama, kad čia nesąmonė kažkokia. Aš negalvodavau, kad ten šaldytuvas tuščias yra, reikia valgyti kažką, ten už butą mokėti reikia kažką. Aš viską pragerdavau, tiesiog kiek pinigų turėjau, pragerdavau. Taip ir tęsiasi tas mano gėrimas gan ilgai. Aš pragėriau, jeigu visoje paimti, tai kažkur tai apie 30-35 metus, taip, aš gėriau. Net pati dabar stebiuosi, kaip čia taip ilgai išsilaikiau, nenumiriau. Visko buvo, gėdos, viską. Jeigu mane užrakindavo namuose, aš iššokdavau pro balkoną, pabėgdavau. Jo, visada pavykdavo. Aš dabar net nesuprantu, kaip
kaip man pavykdavo gauti to pachmielo, neturėdama nei pinigų, nei pasų, bet vis tiek aš gaudavau, nežinau, išprašydavau, man nebuvo gėda prašyti, eiti, skolintis kažkur tai. Tuo momentu jokios aš gėdos jau nebeturėjau, jokios ten, nežinau, sąžinės aš neturėjau, nieko aš neturėjau ir tai man atrodė, kad dar viskas normalu. Nu, galbūt reikėtų šiek tiek mažiau gerti. Įsidarbinu, išmeta iš darbo, aš visą šeimą palaidojau, nes į darbą reikia eiti, aš vis sakydavau, tai mama mirė, tai brolis, tai dar kas nors, nu visus palaidojau, jau nieks manim netikėjo, nes visi matė, tik tai aš nemačiau. Paskui prasidėjo jau greitųjų laikotarpis, nes aš nebegalėjau atsipaipalioti tiesiog be medikų pagalbos, be lašalinių. Kviesdavo ir vieną kartą tiesiog gydytoja pasakė, statydama man lašalinę, mano dukrai pasakė, ne man, aš miegojau jau, pasakė, žinot, jūs ją veškit kažkur tai gydytis, yra gydymo įstaigos, veškit ten, nes jinai alkoholikė tikra. Aš dar supykau ant jos, taip, sakau, ką tu čia nusišneki, taip, pro miegą. Atsimenu, jinai pastatė lašalinę, aš pabudau, tokia jau prablaivėjusi ir tiesiai į parduotuvę. Vat. Tas buvo toks mano prablaivėjimas. Aišku, antrą dieną jau dukra mane tiesiog prievarta išsivežė iš Viekšną. Susiskambino, iš Viekšną išvežė, paguldė ten mėnesį, užrakino mane ten. Aš tokia visa pasipūtusi, su manikiūrais, su šukuosena, tokia. Aš čia vieną tokią žvaigždė, o jūs čia visi alkoholikai. Čia buvo mano pirmoji patirtis ligoninių. Aš išbuvau ten visą mėnesį, į susirinkimus aš nevaikščiojau, aš vieną kartą buvau susirinkime, dabar mūsų grupėje Garstyčio sėkla, ten yra tų žmonių, kuriuos aš mačiau tada pirmą kartą, tai čia prieš daug metų buvo. Ir apie ką jie kalbėjo, aš tiesiog nepriimdavau to. Ne man, ne aš ne tokia, aš kitaip, kažkaip kitaip. Nu, taip ir buvo. Išėjau aš iš tos Viekšnos, visą tokią pasipūtusi. Grįžau namo po 2 savaičių ar po savaitės, jau neprisimenu jau dabar kažkaip neužsifiksavo tą datą. Bet aš labai greit vėl ten grįžau. Vėl mane girta atvežė ten. Aš ten sukėliau skandalą, pabėgau iš ten, palikau striukę, tašę. Nu jau visiškai beprotė buvau ir man vis tiek atrodė, kad aš normali. Aš, ant tiek puikybė buvo, ant tiek tokia, nežinau, užsispyrimas kažkoks tai toks. Nenorėjau aš mesti gerti, tiesą sakant. Man patikdavo gerti, tik tai, kad tos problemos nepatikdavo. O gerti man patikdavo tą būseną. Įkali, niekas tau nerūpi, nereikia nieko daryti. Aš neturėjau jokių problemų gyvenime, kuriuos aš dabar turiu. Juk reikia ir valgyti daryti, ir dirbti, juk viską reikia daryti. O tada aš nieko neturėjau. Mano vienintelė problema buvo tik tai gauti, išgerti. Man nereikėjo vaikų auklėti, man nereikėjo ten drabužių kažkokių, nieko nereikėjo. Man reikėjo tik tai gerti. Tai nelabai aš ir norėjau mesti gerti. O taip ir prasidėjo mano ligoninių laikotarpis. Jeigu suskaičiavus visumą, aš negaliu suskaičiuoti, kiek aš buvau ligoninėse. Mane kodavo ir Rygoj, mane kodavo ir Kretingoj, ir Būrė, ir ant vaistų sodino, ir krikštijo, ir ko su manim tik nedarė. Ir kad nepadėjo, aš negaliu pasakyti. Dabar su tuo protu aš suprantu, kad būtent tos ligoninės medikamentai kažkiek mane palaikė, gal išlaikė, gal dėl to aš nemiriau dar tas tęsiasi tiek. Aš 7 metus blaškiausi visur po visas ligoninės, su kodais, su vaistais, sėdėjau ant vaistų. Ant tiek protas buvo pasimaišęs, kad man atrodė, kad valerijonų tinktūra, tie buteliukai tie tokie, tai čia vaistas, juos galima gerti. Aš visada nusipirkdavau 3-4 buteliukus, įkaldavau juos, o ten 80 laipsnių alkoholio. Ir buvau visiškai girta kaip tapkė. Ir tų buteliukų pas manęs buvo prikišta. Man jau gėda buvo į savo vaistinę eiti, tai aš visur taip aplinkui.
Nu, tikrai tai buvo. Ir aš atsimenu paskui, kai aš jau nebegėriau, tai mes kokius metus iš visur tos buteliukus traukdavom tiesiog. Jo. Dabar prisimenu, juokinga atrodo, bet tada man taip atrodė, nu viskas gerai. Turėjom dar sodą, atsimenu, aš į sodą visą laiką atvažiuoju ir mano vienintelė svajonė buvo, kad aš išeisiu į pensiją, aš gyvensiu tam sode ir niekas man nemaišys gerti. Niekas man notacijų neskaitys, parduotuvė iki 10, tada iki 10 dar pardavinėdavo tą alkoholį. Ir aš galėsiu čia gerti kiek noriu. Vat tokia buvo mano svajonė, vat, ir tokia buvo laimė mano, vat, kad vat, man galima būtų išgerti. Jo, dabar atrodo juokinga. Ir baisu, ir graudu, kiek metų yra pragerta, kiek žmonių yra sužalota. Tai jo, paskui tik tai kai prablaivėjau, dėl to turbūt ir nenorėjau blaivėti, kad baisu buvo labai. Nes kai buvo pirma mano Minnesota, aš atsimenu patį pirmą, ir ten tie psichologai, ir jie krapšto tos smegenys ir vis lenda ten. Ir man atrodė, kad aš išprotėsiu. Atsimenu Nijolę, jinai iki šiol dirba Minnesotoje. Aš prie jos visą apsiverk, sakau, jūs čia kankinat žmonės, sakau, jūs svoločiai, o jie neišleidžia mane, užrakina. Aš norėjau iš ten pabėgti, neišleido. Jo, ten be galo sunku buvo. Toj pirmoji Minnesotoje atsimenu. Bet išėjus iš Minnesotos, ten, kai išeini iš Minnesotos, tą kursą pabaigi, reikia sakyti tą žodį tokį, laišką parašyti atsisveikinimo. Ir aš visada rašydavau, aš žinau, kur sugrįžti. Tokia nuostata buvo. Jau buvau nusistačiusi, kad man reikia ten grįžti. Nebuvo tos nuostatos, kad aš daugiau niekur nebegrįšiu į tokias įstaigas. O jau buvo ta nuostata, kad aš grįšiu ten. Tai buvo. Tai buvo pirma Minnesota, kažkiek aš pavaikščiojau grupės, paskui man atrodė viskas gerai ir taip ir buvo neblogai. Ir negėriau, nuotaika pasitaisė. Įsidarbinau, viskas gerai, viskas tvarkoja ir lygtai ir su šeima viskas gerai. Paskui vėl išgėriau. Ir vėl tas pats per tą patį. Ir antrą Minnesotą. Ir vėl tas pats per tą patį. Po antros Minnesotos vyras pagrasino man uždaryti į tą ilgalaikę reabilitaciją ten, kur 2 metus laiko ar pusantro, nežinau. Yra tokios reabilitacijos, sako, aš su tavim nebegaliu susitvarkyti. Aš uždarysiu tave ten, bent pailsėsim metus kokius nuo tavęs. Nes taip mano gyvenime atsitiko, kad ne vienas iš mano šeimos nemetė manęs, nepaliko, visada buvo su manim, visur. Tai ką, po tos Minnesotos aš dėl akių, dėl vyro ramybės pradėjau žingsnius eiti, susiradau globėją, bet taip aš ir ėjau tos žingsnius. Nei to sąžinės buvo, nei to pripažinimo buvo kažkokio. Galvoju vieną mintis, atsikniskit jūs nuo manęs, čia jums reikia tų grupių, ne man tikrai ir ne man reikia tų žingsnių ir to Dievo, apie Dievą aš iš vis ten ne tik, kad negalvodavau, aš jo nepriimdavau. Man čia buvo kosmosas kažkoks, tai kaip gali Dievas ten sutvarkyti tavo gyvenimą, juk tu esi, man taip atrodė, aš esu pati šeimininkė savo gyvenimo. Bet atsitiko taip, kad liga dar daug baisiau progresavo. Su kiekvienu kartu, su kiekvienu užgėrimu vis buvo vis baisiau ir baisiau. Aš dasigėriau iki to, kad tiesiog paskutinį kartą, buvo dukros vestuvės, man ten nieks nedavė gerti, aš sugadinau tos vestuvės, visiems nuotaiką sugadinau, skandalą sukėliau. Blaiva, būdama blaiva, aš sukėliau skandalą ten, kad mane čia skriaudžia, taip aš sugebėjau. Grįžau namo, tą vakarą aš neprisigėriau, nes negavau niekur, tiesiog negavau. Pinigų man irgi nedavė, kad bare ten nusipirkti kažką, nes naktį galima buvo bare nusipirkti. Jau mano charakterį žinojo, mano visus tus šposus.
Bet kitą dieną atgavus savo piniginę, aš užgėriau ir tada buvo tas paskutinis man tas juodasis užgėrimas, kuris privedė mane ne tiek, kad iki beprotybės, jis mane prie pampersų privedė jau. Aš tiesiog ant tiek sveikata buvo sužlugusi, aš sėdėjau, dukra taip ant manęs apmovė pampersus, nes aš net iki tualeto negalėjau daeiti. Buvau visa mėlyna, sudaužyta. Ir buvo ir atėjo ta tokia būsena, ta juoda duobė tokia. Aš jau nejaučiau nieko, aš negalėjau verkti, negalėjau juoktis, man tiesiog kaip zombis sėdėjau. Va taip į lūpas, va, žiūriu ir viskas. Ir man buvo ant tiek bloga, kad aš negalėjau neišgerti. Ir gerti aš negalėjau. Aš ten, man atgal viskas. Nu va taip, ta būsena buvo pas manęs, kai aš negaliu negerti ir gerti negaliu. Nei ten, niekur. Ir niekaip nenumirštų. Ir atsibūstų, vis atsibūstų. Ir vis atsibūstų. Pramerkiu akis, o Dieve, aš vėl atsibūdau. Ta beprotybė visai. Tada aš paskui, jau prieš tai dukra man pasakė, sako, mama, tu, sako, antiek davarei mane, kad aš negaliu vaiko pagimdyti, jinai jau buvo ištekėjusi, vot vestuvės buvo, aš negaliu gimdyti dėl tavęs, nes visas mano gyvenimas sukasi aplink tave. Aš kiekvieną minutę galvoju tik tai, kur tu vėl prisigersi ir nukrysi, ką nors prikrėsi. Vyras man iš vis palinkėjo, geriau tave būtų insultas ten ištikęs, gulėtum lovui čia ir gerai būtų, ir niekur nepabėgtum nors, kaip tu visada. Vat antiek progresavo mano liga. Kažkiek jėgų aš tada suradau, aš nežinau, čia Dievas padėjo man. Aš paskambinau tada dukrai ir pasakiau, dukrytė, nuvežk mane paskutinį kartą. Jinai jau sakė, nevešiu niekur, daryk, ką nori, tiesiog viskas, daryk, ką nori, nors tu mirk, viskas, nebegaliu. Aš paprašiau jos, jinai nuvežė mane į 5. aukštą, paliko ir tada pirmą kartą nieks pas manęs neatėjo. Visada ateidavo, aš ten kaip ponė guliu, man neša tos saldainius, ten cigaretės, o aš sėdžiu, nu ką tu čia, tu man atneški, da skambinu, da reikalauju. O šį kartą niekas neatėjo, nei vyras, nei sūnus, nei dukra, niekas. Ir nieks net nepaskambino. O tai buvo. Po greit atsigavau, ten lašalinės vėl pastatė, į kur, įsėdžiu ir kur. Nu ką, nėra kur eiti, ką daryti, nežinau. Aš įsigandau tada turbūt pirmą kartą, ne dėl to, kad aš mirsiu, o tiesiog, kad aš viena likau ir man nėra kur eiti. Ir aš bijau išeiti. Aš tada išėjau į Minesotą vėl, čia buvo 3. mano Minesota. Tada kaip tyčia, taip susiklostė viskas, uždarė tą Minesotą, aš ten tik tai 2 savaitės išbuvau. Ir aš atsimenu, Garstyčios sėkloj, aš sėdžiu grupiai ir aš verkiu ir sakau, aš nežinau, ką man daryti. Aš bijau. Minesota uždaryta, nes ligoninėse aš saugiai jaučiausi. Ten uždaryta, ten yra grafikas nustatytas, ten tau pasako, ką daryti, pamaitina tave, niekur neišleidžia ir ten saugiai jaučiausi. Kaip tik išeidavau į lauką, ir prasidėdavo. Ir aš bijojau jau išeiti iš ten. Tada atsimenu aš tą dieną, kai sėdžiu, grupiai verkiu, sakau, ką man daryti, Minesotas nėra, kur aš eisiu, aš noriu į ligoninę. Jo, tada man viena moteris pasakė, nu tai gal jau pabandysi, vat, mūsų būdo 12 žingsnių. Aš tiesiog iš nevilties tokios. Buvo norų, nebuvo turbūt norų, tiesiog neviltis buvo, aš nežinojau, kur eiti, ką daryti, nieks nepadeda, apie tai net negalvoju. Pasiprašiau vėl globos, pradėjau žingsnius eiti, nuo tos dienos man ne vieno karto nekilo noras gerti. Ta supratau aš labai greit, kažkur tai po savaitės iš grupės važiuoju ir aš suprantu, kad aš nenoriu, aš tiesiog, nenoriu ir viskas. Kaip paaiškinti tą, aš nežinau. Ne vieno karto, 7 metai, 2 mėnesiai, 18 dienų aš nenorėjau gerti, nebuvo to potraukio. Būtent nuo tos dienos, kai aš jau pradėjau žingsnius eiti. Tada buvo tas padarytas 1 žingsnis, 2 žingsnis, čia jau aišku buvo. Įsitikinom, kad tik galingesnė už mus pačius jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą. Ten reikėjo išrašyti apie savo nuotykius. Kai rašai ranka, tada ir matai,
Ne viską rašiau, vis tiek gudravau. Tuo momentu man atrodė, kad gerai. Aš paskui, aišku, labai pergyvenau, pasakojau savo globėjai. Jis sako, ką tu tuo momentu galėjai padaryti. Tiesiog tiek jėgų turėjai, tą tu ir padarėjai. O toliau tavo reikalas, nori dar kartą eik. O taip buvo. Bet gudravau, vis tiek ne viską rašiau. Bet Dievas buvo maloningas man, o taip, pamatydama savo tos beprotiškus darbus, dalykus, aišku, kad čia tik tai Dievas gali kažką tai su manim padaryti, su tuo protu būtent. Ir tai visada spyriojausi. Ypač buvo tas pasakymas, ne aš viena tokia, visi taip daro aplinkui. Bet aš niekada negalvojau apie tai, kad visi kiti gal gali gyventi ten nieko nedarydami, o aš tai negaliu, man taip gaunasi. Taip ir praėjau aš tos žingsnius. Nebuvo man nei baisu nieko, aš tiesiog kaip automatas darydavau ir viskas. Gyvenimas pagerėjo. Aišku, ne iš karto aš supratau, skaitydama tik tai pažadus, pati skaitydama, aš supratau, kad viskas, būtent visi tie pažadai iš karto įsipildė man. Ir darbas atsirado naujas, ir nors aš labai pergyvenau dėl darbo, ir finansinė padėtis, ir sveikata, viskas atsitaisė, baimės pamažu dingdavo. Bet galvoj sėdėdavo visada ta tokia mintis, svajonė beprotiška, aš toj čia biški, čia pavaikščiosiu ir viskas. Ir man nereikia grupių, juk kažkaip kiti ten nevaikšto, nežinau, iš kur aš tą ištraukiau, nors grupėse visada girdėjau, kad čia liga. Ir be grupių, be Dievo, be žingsnių tu niekur nedingsi. O aš tokio charakteriaus, tokio būdo, man visada reikia pačiai į šūdą, snūkių, taip įkristi ir ne vieną kartą. Ir kuo skaudžiau, tuo geriau. Ir vis tiek kartais nesuprantu. Ir vis tiek darau tą patį per tą patį. Ir kiekvieną kartą gaunu taip. Atkryčiai pas manęs, pas kitų ten užgeria žmonės. Pas manęs atkryčiai tokie būdavo. Aš nevaikštau į grupę, mėnesį, 2. Kartais 3 nevaikštau į grupę, pas manęs psichozės prasidėdavo. Ir tada mane visą šeimą jau susirenka ir išspiria tiesiog iš namų, eik į grupę, nes jie supranta, kas su manim vyksta, o man pačiai atrodo, kad ne. Vėl aš grįžtu į grupę, viskas gerai, viskas tvarkoj, viskas susitvarko, protas vėl apsisuka. Ir jo, taip yra. Bet gyvenimas pagerėjo 300 kartų, 300%. Koks buvo, aš niekada taip negyvenau kaip dabar. Iš visų pusių, aš net neturiu kom pasiskųsti, kad ten kažkur blogai. Blogai tik tai būna tada, kada aš pati savo pridarau kažkokių rūpesčių. Būtent vėl su savo protu, kad aš pati galiu, aš čia pati sugalvoju. Jeigu pavyzdžiais paimti, aš niekaip negalėjau suprasti ilgus metus, kad čia antiek klastinga liga, kad jinai veikia iš visų pusių ir taip, kad nesuprasi, kaip paprastas dalykas. Užvakar, paprastas, čia pavyzdys, kad suprastumėt. Atėjo vyras pas manęs į darbą ir sako, tu pavargusi, aš čia tave trečiadienį nuvešiu į grupę. Aš sakau, nenoriu. Ir kas užplaukė man, aš nežinau. Aš iš to, žmogus atėjo, pasakė, aš iš nieko, tokį filmą, tokią dramą, tokį skandalą sukėliau namuose, įsiskyriau vėl su vyru, apkaltinau visais būdais, davariau iki 57 metų žmogų iki ašarų. O šiandien sėdžiu ir verkiu, galvoju, iš ko? Čia liga, taip jinai veikia. Jokinga atrodo, bet tai baisu, ant kiek gerai, jeigu aš viena pati nukentėčiau. Bet kenčiagi jie visi, dukra, kur su manim visada, anūkas, sūnus šiandien atvažiavo iš komandiruotės. Tas pats vyras, tai čia aš nežinau, čia paminklą jam reikia pastatyti, sėdi ten džipe ir laukia, kad aš sėdėčiau grupėje. Čia jokinga. Taip liga veikia.
Man atrodė, kad aš viena tokia beprotė. Nu, taip liga veikia. Iš nieko, lygioj vietoj. Pats ir viskas, ir apsisuko. Man atrodė, kad aš viena pati su žingsniais namuose, su malda, su meditacija susitvarkysiu, viskas bus gerai. Šūda ten. Neišeina. Vienai man neišeina. Man reikia eiti į grupę, man reikia būti... Aš nežinau, kaip veikia ta atmosfera, kaip veikia tas buvimas grupiai, pokalbiai. Aš nežinau, aš negaliu paaiškinti. Čia tiesiog Dievo toks veikimas, kai aš būnu grupėse, kai aš bent 2-3 kartus į savaitę ateinu į grupę, kažką darau, būtent kažką darau ten. Man viskas gerai. Nėra jokių problemų, jokių skandalų, nes aš viena pati sukeliu namuose problemas ir skandalus, nieks daugiau, visiškai niekas. Aš viena pati tik tai. Lygioj vietoj, iš niekur nieko. Ir pati nesuprantu. 2 dienas aš ten reikiau, ten apkaltinau vyrą, kad jis mane ten, mano teisės pažeidinėja. Nu dabar man juokinga, o kaip jam buvo klausytis? Iš niekur, lygioj vietoj. Ir čia nei malda, nei meditacija man nepadėjo. Man reikėjo nuvažiuoti į grupę, pasikalbėti su žmonėmis, kad kitas žmogus išklausytų mane, įkaltų man į galvą, kad tu biški, Jelena, iš kitos pusės pažiūrėk, neina. Mano protui neina. O taip veikia liga. Ir atrodo, kad negeriu 7 metai, jau virš 7 metų. O liga vis tiek jinai visada, manyje ir jinai progresuoja, jinai veikia. Jeigu aš nieko nedarau, jinai veikia. Ir taip atrodo, kad tie tokie, kaip aš juos vadinu, atkryčiais, pas manęs būtent tokie jie vis baisesni būna. Ir jeigu dar nekentėtų kiti žmonės, tai galbūt nebūtų tai baisu, o kenčia kiti žmonės. Tai taip, šiandien rytas prasidėjo, kad man tiesiog dašilo, ką aš čia pridariau vėl namuose, kokį skandalą sukėliau. Aš meldžiausi iš ryto ir verkiau, nes dar kartą, eilinį kartą supratau, ant kiek klastinga, sudėtinga ta liga, kaip jinai veikia ir kad viena pati, be grupių, be žmonių, be žingsnių, aš tiesiog be Dievo, aš nieko negaliu, visiškai nieko. Bet kokiu momentu gali užvaldyti tą beprotybę kažkokią ir galima pridaryti tokių dalykų, kad paskui kažin ar bus įmanoma ištaisyti. Tai ačiū Jums, ačiū, kad esate, ačiū, kad turiu kur ateiti, ačiū, kad išklausėte. Ačiū tau, Jelena.